Praeitais metais detonavus sprogmenį Ikėjoje, kurį paliko rusų teroristų grupuotę, šiais metais Nacionalinis krizių valdymo centras prekybos centrams paskyrė rekomendacijas, kurių jie turėtų laikytis tam, kad apsilankimas prekybos centre būtų saugesnis. Panašu, jog čia jų darbas ir baigėsi, kadangi kaip rekomendacijos buvo vykdomos, niekas iki šiol nežino. Rekomenduojama didinti saugos darbuotojų skaičių, montuoti daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, tačiau panašu, jog prekybos centrai neskuba vykdyti šių rekomendacijų. Apsaugos darbuotojų skaičius yra ir buvo tinkamas. Esminių pokyčių apsaugos darbuotojų skaičiaus nebuvo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrius Jeglinskas mano, jog ateityje tokių rusų teroristų atakų gali tik tai daugėti, kadangi tokių atakų metu gali nukentėti paprasti žmonės, galimai ateityje bus inicijuojami patikrinimai, kad būtų nustatyta, kaipgi prekybos centrai laikosi nurodytų rekomendacijų.